Labas vakaras visiems. Sveiki, Agne. Sveiki. Labas vakaras. Labą. Matau, kad žmonių vis dar jungiasi po truputėlį, tai labai smagu šiandieną sveikinti su visais prisijungusiais prie šito nuotolinio renginio. Primenu, kad renginys yra įrašomas ir tiesiogiai transliuojamas šiuo metu, taip pat Gali Lietuva Facebook paskyroje. Aš esu vardu Agnė Skučaitė-Leonavičienė ir aš esu iš užimtumo tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė. Vienas iš mano užduočių, kasdienių uždavinių yra rūpintis iniciatyva Gali Lietuva. Tai yra užimtumo tarnybos veiklos skirtos užsienyje gyvenantiems lietuviams. Ir tiesiogiai bendraudami su užsienio lietuvių bendruomenėmis, profesionalų klubais, jaunimo įvairiomis asociacijomis, patyrėme vieną dažniausių klausimų. Ką aš veikčiau, ką galėčiau dirbti grįžęs į Lietuvą? Ir šito klausimo klausia ne tik žemesnės kvalifikacijos, bet ir aukštos kvalifikacijos specialistai. Būtent dėl to mes inicijavome šitą renginį ir labai smagu, jog prie jo prisijungia išties daug darbdavių. Nes ir jiems aktualu, kad tie, kurie šiuo metu gyvena užsienyje, bet svarstytų galimybę grįžti į Lietuvą, žinotų, kokios galimybės jų čia lauktų. Ypatinga tai, jog aukštos kvalifikacijos specialisto atrankos vyksta ir užimtumo tarnyboje. Nuo praėjusių metų specialiai tam yra įkurtas aukštos kvalifikacijos atrankų centras, kuris bendradarbiauja būtent su darbdaviais ieškančiais tokių specialistų. Ir kai į užimtumo tarnybą kreipiasi žmonės, būtent turėdami tokią kvalifikaciją, tai atrankas ir vykdo būtent šitos skyriaus specialistai. Plačiau apie skyriaus veiklas aš kviečiu šį vakarą pristatyti vieną iš šio renginio organizatorių ir šio skyriaus vedėją Daivą Kniežienę. Sveiki, tuoj pat dalinuosi skaidrėmis. Tikiuosi, jums gerai matosi. Tai dar kartelį sveiki, esu Daiva Kniežienė ir kaip kolegė Agnė minėjo, atstovauju užimtumo tarnyboje jau beveik 2 metus veikiančią aukštos kvalifikacijos atrankų komandą. Per tuos beveik 2 metus jau užsitarnavome didžiųjų įmonių pasitikėjimą ir norėčiau pereiti prie kitos skaidrės. Kažkaip čia, taip, perėjau. Ir šios komandos tikslas yra padėti darbdaviui ir darbo ieškančiam žmogui atrasti vienam kitą. Tai yra padėti jums sugrįžti jūsų žinias ir patirtį atitinkančias darbo vietas, o darbdaviams žinoma rasti vertę kuriančius darbuotojus. Ir kaipgi tai veikia praktiškai? Tai visų pirma, dirbame su darbo vietomis ir darbo ieškančių asmenų segmentu, kuris patenka į 1-3 profesijų grupės pagal profesijų klasifikatorių. Tai yra 1 grupė vadovai, 2 grupė specialistai, 3 grupė technikai. Ir tikrai turime daugybę sėkmingų įdarbinimų į įvairias pozicijas, labai sudėtingas pozicijas. Tai ir gamybos vadovai, ir kokybės departamento direktorius, ir kibernetinio saugumo vadovas, technikos vadovas, automatikos, elektros, energetikos inžinieriai, įvairiausių IT sričių specialistai ir daugelis kitų. Ir mūsų darbe mums labai svarbu pažinti įmonę, veiklos specifiką, vidinę įmonės kultūrą, nes kuo labiau pažįsti įmonę, tuo geriau tu gali atrinkti tinkamiausią kandidatą. O kai darbuotojas jaučiasi gerai, yra vertinamas savo darbe, kad jo indėlis į organizaciją yra svarbus, tai žinoma žmogui padeda išlaikyti ir aukštą motyvacijos lygį ir siekti aukštesnių rezultatų. Laimi abi pusės.
Nors aukštos kvalifikacijos atrankų komanda nėra didelė ir mes veikiame visoje Lietuvoje ir esame išsigryninę veiklos kryptis pagal sektorius, tai yra energetikos sektorius, gyvybės mokslai, informacinių ryšių technologijos ir inžinerinė pramonė. Ir šios sritys yra pasirinktos neatsitiktinai. Jos sutampa su Lietuvos Respublikos vyriausybės numatytomis prioritetinėmis kryptimis ir yra laikomos vienomis svarbiausių šalies ekonomikos augimo varomosiomis jėgomis. Žiūrime. Ir kodėlgi verta jum naudotis šią paslaugą ir kokia jum nauda iš to? Tai šią skaidrį išsiskyriau naudas, kurios galbūt yra aktualios abiem pusėm, tiek darbdaviui, tiek darbo ieškančiam žmogui. Tačiau šis renginys yra orientuotas į jus. Ir aš vis tik norėčiau užakcentuoti naudas, kurios būtų aktualios jums. Atrankų komanda tiek kandidatų, tiek kandidatam tinkamiausių pozicijų ieško visoje Lietuvoje, į kokį regioną jūs begrįžtumėt. Ir atrankos gali prasidėti tiek turint kandidatą ir ieškant jam tinkamiausios pozicijos, tiek iš darbdavio pusės išeinančio poreikio. Abu variantai yra galimi. Ir prieš kiekvieną susitikimą mes žmogui rekomenduojame, kaipgi jam prisistatyti, kokias savo savybės pabrėžti. Mes turime galimybę atlikti asmenybės vertinimo, loginio mąstymo testus ir kad išsigryninti savo stipriasias pusės. Ir jeigu jūsų gyvenimo aprašymas, matome, kad neskleidžia jūsų potencialo, yra tam tikrų spragų, mes patariame žmogui papildyti tas spragas ir patikslinti savo gyvenimo aprašymą. Žinoma, kartu su jūsų gyvenimo aprašymu mes darbdaviui pateikėme savo įžvalgas apie jūs ir testo rezultatus. Bet žinoma, jeigu tik tai jūs sutinkate, kad mes pasidalintume tais testo rezultatais. Ir mes nuolat palaikom grįžtamąjį ryšį tiek su darbdaviu, tiek su darbo ieškančiu. Tai žinome, kodėlgi tam žmogui nepasisekė ir galbūt jam naudinga būtų žinoti, kodėl jam nepasisekė toje atrankoje ir jis pasidarytų išvadas, dalyvaujant kitokias atrankas. Dažnai būna žmogui reikia psichologinio palaikymo ir mes jį suteikiame. O jeigu nepavyksta šioje atrankoje žmogui, mes ieškom kitų kelių, kaipgi padėti tam žmogui. Trumpai norėčiau stabtelti ties Lietuvos regionais. Ir šiame Lietuvos žemėlapyje pagal regionus yra išskirta, kiek yra veikiančių ūkio subjektų pagal valstybinės duomenų agentūros duomenis. Skirtingose šalies regionuose įsikūrusių įmonių veiklos gali būti panašios, gali būti tokios pačios, bet tuo pat metu vis tik regionai skiriasi šiek tiek savo specifinėmis veiklomis. Tačiau tiek visus regionus, tiek įmonės vienyje bendras poreikis. Visiems reikia darbuotojų, visiems reikia kvalifikuotų darbuotojų. Ir kuo toliau, tuo labiau mes matome, kad reikalingos specifinės kompetencijos papildomos IT srityje, tech srityje. Truputėlį stabtelsiu ties kiekvienu regionu, kuomgi jisai išskirtinis yra. Galbūt esate jau labai senai išvykę iš Lietuvos, o vis tik nepamaišys ir priminti, kuom tas specifiškumas, bet tikrai labai trumpai. Lietuvos vakarų regionas. Tai dominuoja laivų statyba, metalo konstrukcija, žuvies perdirbimas, nes uostas ir tai natūralu. Taip pat chemijos pramonė, tiksliau PET pramonė ir išskirtinai tik tai vakarų regione. Atsinaujinančios energetikos sektorius, turbūt tikrai esate skaitę žiniasklaidoje, kad artimoje ateityje ties Palanga veiks jūrinio vėjo parkas, kuris sukurs apie 1300 darbo vietų. Šiaurės Lietuvos regionas, ryškiausias sritis, tai mechanikos inžinerija, robotika labai sparčiai skinasi kelią, elektrotechnika, elektros įranga, centrinis ir pietų regionai. Tai ryškesnės sritis yra vėlgi elektros ir mechanikos inžinerija, automobilių komponentai, pramonės
automatizavimo sprendimai, gyvybės mokslai, farmacijos pramonė. Kaune ir Vilniuje taip pat koncentruojasi IT paslaugas teikiančias įmonės, tačiau Klaipėda labai sparčiai vejasi ir kolegos visai netrukus savo prezentacijose tai tik patvirtins. Lietuvos rytų regionas, fintechas, paslaugų centrai, vėlgi optika, programinės įrangos inžinerija. Ir kalbant apie pramonę, norėčiau dar užakcentuoti turbūt, kad Lietuvoje mes turime 7 laisvąsias ekonominės zonas. Tai yra Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Akmenėje, Kėdainiuose, Panevėžyje ir Marijampolėje. Ir laisvųjų ekonominių zonų įmonių veikla regionuose, žinoma, ne tik skatina technologijų plėtrą, miesto infrastruktūros vystymąsi, tačiau ir žinoma stiprina darbo rinką. Nepaisant to, kad įmonės automatizuoja savo veiklas, poreikis žmogiškųjų išteklių visuomet išlieka. Ir kaip aš minėjau prieš tai, tačiau keičiasi vis tik samdomų darbuotojų kompetencijų reikalavimai. Ir pabaigai norėčiau keletą patarimų jums išskirti. Jūs tikrai juos žinote, tačiau visuomet reikėtų prisiminti ir turėti juos galvoje, kad vis tik pirmasis iš jų būtų nusistatykite savo tikslus ir prioritetus. Nuspręskite, kokioje srityje norite ieškoti darbo ir panaudoti savo sukauptas žinias. Pasirinkite profesionalų gyvenimo aprašymą, kuris išryškins jūsų žinias, patirtį, stipriausias savybės. Visuomet prisiminkite, kad CV turėtų būti pritaikytas prie konkrečios pozicijos, neturėtų būti šablonas skirtas visom pozicijom, į kokią jūs beaplikuotumėte. Kai siunčiate savo gyvenimo aprašymą, rekomenduočiau pridėti individualų motyvacinį laišką, vėlgi, kuriame išryškinami jūsų motyvai ar ne jūsų susidomėjimas konkrečia pozicija. Būkite aktyvūs LinkedIne, susikurkite profilį, ieškokite bendradarbiavimo galimybių ir stebėkite dominančių įmonių naujienas. Jei jūs pakvietė į darbo pokalbį, pasiruoškite interviu, atlikite tarsi nedidelį tyrimą, kuom įmonė gyvena, kokie jos pasiekimai. Jei turite laiko, plėskite savo įgūdžius. Ir visai pabaigai, jei manote, kad galėtume jums būti naudingi, maloniai prašome kreiptis į aukštos kvalifikacijos atrankų skyrių žemiau nurodytų kontaktų. Ir štai šioje skaidrėje. Ačiū už jūsų dėmesį ir laukiame sugrįžtant. Ačiū Daivai. Tikrai labai gražus palinkėjimas, laukiame sugrįžtant. Tai kadangi buvo neseniai susirinkusi diaspora ir pasaulio lietuviai Seime, tai buvome pataisyti, jog kai kurie žmonės nesugrįžta į Lietuvą, bet kai kurie žmonės gimsta ir auga užsienį ir jie atvyksta į Lietuvą, į tą senelių ir prosenelių savo žemę ir tėvų žemę. Tai taip pat žinokite, kad šios dienos renginys skirtas ir jums, ir tiems, kurie gal niekada Lietuvoje net negyvenat ir nežinote, kaip čia yra. Tai būtent dėl to jums ir pasakojam. O dabar reikėtų suklusti galbūt tiems, kurie galvotų apie įsikūrimą Klaipėdoje ir aplink Klaipėdą. Tai tiems, kuriems aktualus mūsų pajūrys, šį vakarą prisistatys skaitmeninio inovacijų centro Lighthouse Hub vadovas, kuris papasakos apie jau 5 metus Klaipėdoje veikiantį šitą hubą ir kuris jungia įvairių sričių profesionalus. Tai prašau, Mindaugai, perduodu jums žodį. Ačiū, labas vakaras visiems. Aš pasidalinsiu savo skaidrėmis. Ar matot skaidrės? Gerai. Tai ačiū už pristatymą. Iš tikrųjų, kai užimtumo tarnyba pakvietė dalyvauti tokiam renginy, kur
tikslas yra prikviesti, kaip sakot, ir išvykusius lietuvius aukštos kvalifikacijos ir tos, kurie galbūt gali atrasti Lietuvą iš naujo, turinčių lietuviškų šaknų ir svarstančių grįžti į Lietuvą. Tai būtinai nutarėm prisijungti ir papasakoti, ką mes veikiame Klaipėdoje, nes taip kaip Lietuva bando prikviesti aukštos kvalifikacijos savo žmonės, taip mes bandome prikviesti iš visos Lietuvos irgi relokuotis į Klaipėdą, kadangi čia toks truputį intro, šiais laikais, kai po COVID ir darbo principai pasikeitė ir galimas darbas ir nuotoliu, ir įmonės į tai žvelgia pakankamai teigiamai, nes nori išlaikyti darbuotoją, nori kokybiško darbuotojo ir nebeprašo, kad jisai būtų toj pačioj vietoj, tam pačiam mieste ar net šaly, kaip ir pati įmonė. Tai išpopuliarėjo ir grįžimas ir į Klaipėdą, ir tokių įmonių kūrimasis Klaipėdoje, įsikuriant ten, kur nori jų darbuotojai galbūt keltis, gyventi ir panašiai. Tai labai puikia iniciatyva ir mes kaip Lighthouse inovacijų miestelis ne prieš 5 metus, o prieš 7 tokios užuomazgos jau pasirodė, kai mūsų steigėjas Šarūnas Butkus pakeliavo po pasaulį ir pamatė, kaip Europoje, Paryžiuje, Barcelonoje, Niujorke yra kūriamos inovacijų miesteliuose ir grįžo į Klaipėdą ir turint labai apleistą gamyklos teritoriją, nusprendė ją konvertuoti į inovacijų miestelį. Tai buvo pasirašytas toks memorandumas su Klaipėdos regionu, kad įkursim tokį miestelį, tuo metu buvo tai tik planai, popieriai ir tokie pareiškimai. Tai iš tikrųjų po 7 metų jau yra ženklus pokytis, ką mes išvystėme šioje teritorijoje. Ir kai prieš tai pristatinėjo, kad Klaipėdoje yra ten maisto perdirbimo, ar ten žuvų perdirbimas, uostas, ar ten kažkokios kitos gamyklos, mes sakom, kad ne, iš tikrųjų yra ir koncentruotas IT ir technologijų sektorius, kurį mes ir siekiame suburti po vieną teritoriją, būtent Lighthouse Hub. Ir pirmą etapą atidarėme 2019 metais, prieš 5 metus, būtent kuriame atidarėme coworkingą, co-livingą, tai naujo principo darbo erdves, kur kaip sporto abonemento principų gali išsinuomoti darbo vietą su visa infrastruktūra, virtuvė, meeting roomais, netgi miego kambariukais ir mokėti arba dienomis, arba mėnesiais ir tiesiog, jeigu esi freelanceris arba įmonė, kuri nori atsidaryti mažą padalinį Klaipėdoje, buvo labai patogus toks principas. Dabar coworkingai išpopuliarėjo, jų yra ir Klaipėdoje ir daugiau, bet tuo metu tai mes buvome pirmieji, kurie turėjome netgi ugdyti tą rinką, pasakoti, kokios naudos neturėti savo ofiso, dalinti su kitais ir kokios naudos ir bendruomenės buvime ir panašiai. Antrame etape atidarėme SMK pastatą, tai kolegijos pastatas. Trečiame etape jau čia buvo toks europinis projektas kaip Skaitmeninių inovacijų centras, kur atidarėme ir įsteigėme 9 laboratorijas, apie jas truputį vėliau papasakosiu. Ketvirtame etape čia tokia yra projekcija, kaip planavome. Šiuo metu statome prie kelio McDonald'ą, kad miestelė būtų kiek galima daugiau paslaugų įvairių, taip ir sporto klubas, ir kirpykla, ir McDonald's. Ir dar jau 5 etapas bus, čia turbūt projekciją reiktų atnaujinti, tai šiuo metu planuojame aktyvę plėtrą į longevity, life balance ir tokį sveikatingumo vystymą. Ir kaip tik net gegužės gale, birželio pradžioje organizuojama didelė konferencija, kur norime prikviesti ir valstybės sektorių, kad į šitą sritį būtų investuojama. Ir nes, tas, žinot, kai jau atlyginimai aukšti, lyginasi su Europą, norisi, kad žmonės neperdegtų, dirbtų kokybiškai ir jau gerinti darbo sąlygas, darbo ir gyvenimo. Tai jau einame į kitą etapą, skatinti tą longevity Lietuvoje ir būti vizionieriais Klaipėdoje. Ne? Tai čia tokie
planai, ką mes planuojame į ateitį, o pirmame pastate, kaip ir sakiau, turim coworkingą, co-livingą, siūlome darbostogas, atvykti komandom į Klaipėdą, padirbti kartu, pailsėti ar ten turėti mokymus ir panašiai. Tai labai neįsiplėsiu galbūt, nes ne to susirinko publika. Pagrindinis principas mūsų yra tai, kad nesiūlome patalpas, o iš esmės siūlome bendruomenę, renginius, naudą, mokymus organizuojame ir šitos mokymus didžiausia dalimi padengiame per kažkokius europinius projektus, tai tie mokymai būna nemokami mūsų, ne tik mūsų bendruomenės nariam, bet ir visam Klaipėdos regionui. Bet siekis yra būtent suburti tokią tamprią, bendradarbiaujančią bendruomenę, kuri viena kitą papildytų ir gautųsi sinergijos. Ir kaip minėjau, trečiame etape įvykdėme didelį projektą, 4 metų trukmės, 5 milijonų eurų vertės, įsteigėme skaitmeninį inovacijų centrą. Tokie centrai yra 4 Lietuvoje, 3 Vilniuje, 1 Klaipėdoje. Ir to centro projekto pasekoje ne tik konsultavome įmonės dėl inovacijų įdiegimo, kūrimo, bet ir įkūrėme laboratorijas, kuriame pagrindinis ES tikslas įkurti one-stop shop for technologies, tai reiškia viena stotelė įvairiom technologijom. Ir mes įkūrėme 9 technologinės laboratorijas, viena iš jų yra IT, tai tiesiog čia nepaminėta, tai dirbtinio intelekto, virtualios realybės, blockchain, 3D, neuromarketingas, kibernetinis saugumas ir cloudas, robotika ir skaitmeninis dizainas. Ir iš esmės tų laboratorijų temomis su subsidija 3 metus konsultavome įvairias ne tik Klaipėdos regiono įmonės ir skatinome jas skaitmenizuotis arba kurti naujus prototipus šitose srityse. Ir kai pastatėme pastatą, supirkome, panaudojant ES lėšų tos pinigus ir įrangą, berods arti milijono skiriame įvairios modernios įrangos nupirkimui tose laboratorijose, kuriuose arba įsikūrė, arba partneriaujame su daug partnerių ir siekis yra, kad būtent pas mus ateitų įmonė, norinti įsidiegti, panaudoti kažkokią tai naują technologiją, bet kurią iš šitų paminėtų, arba tiesiog kažkokią sąveiką kelių laboratorijų. Ir mes jungiame atėjusią įmonę kartu su partneriais arba operatoriais tą įmonę, kuri yra įsikūrusi pas mus. Tai šiuo atveju mes kaip klasteris vienijame, siūlome infrastruktūrą įmonėm, kurios jau pas mus įsikūrė. Ir kartu pakviečiu dalyvauti ir Telesoftą, ir Integrated Optics, kurie būtent yra, vėlgi, ne tik Klaipėdos įmonės, jie yra ir Vilniuje, ir Kaune, Telesoft atveju, bet Klaipėdoje irgi aktyviai ieškantis naujų darbuotojų. Ir tų tiesiog įmonių čia yra didesnių, mažesnių, nes vėl priklauso nuo technologijų. Blockchain yra tokia nišinė technologija, jau ten labai didelių įmonių Klaipėdoje nėra, bet turime labai stiprų partnerių iš Vilniaus. Ir tikslas tų laboratorijų yra, kad įmonės būdamas tose laboratorijose, dirbdamas iš mūsų erdvės arba kurtų naujus prototipus, vykdytų mokslinius tyrimus, kur rašysim naujas paraiškas klasteriam ir ieškosim finansavimo jau ne tik savo, bet ir kartu tom įmonėm, kad jos augtų, bet ir kad galėtų siūlyti skaitmeninės paslaugas visam vakarų regionui, nes Vilniaus regionas jau yra kiti 3 skaitmeniniai inovacijų centrai, vėl kitom technologijom. Tai vėlgi labai dažnai kreipiasi į mus ieškantis darbo ir mes, kadangi labai aktyviai bendradarbiaujame ir bendraujame su tom įmonėm, kurios pas mus įsikūrusios, pagal tematiką, pagal poreikį nukreipiam susidomėjusius į tas įmonės ir vėlgi, jeigu nesikreipia tiesiai įmonę, bet nežino tiksliai, kurią įmonę nori, tai galite irgi kreiptis ir pas mus. Tai turbūt tiek trumpai apie skaitmeninį inovacijų centrą ir mūsų turbūt misija, rolė skatinti Klaipėdos technologinės įmonės ir jų kūrimasi būtent Klaipėdoje. Tai ačiū visiems ir perduodu žodį tada. Ačiū Mindaugui už pristatymą. Matėte, kiek daug yra įvairiausių galimybių. Tie, kurie turėtų dabar klausimų, tai prašom juos rašyti
langelio apačioje, tiesiog čia dėžutėje užduokite klausimus, po renginio mes juos visus tikrai atsakysime. Tiesiog dabar dėl renginio dinamikos galbūt nepradėsime atsakinėti, bet tikrai visus atsakysime renginio pabaigoje, tam yra skirtas laikas. Jeigu jūs mūsų transliaciją šiuo metu stebite per Gali Lietuva Facebook paskyrą, tai galite užduoti savo klausimus komentaruose ir tikrai juos visus irgi įtrauksim. Keliaukime toliau. Viena iš įmonių, kurių, kaip ir minėjo Mindaugas, įsikūrusi skaitmeninių inovacijų centre Lighthouse Hub, yra mažiausius pasaulyje lazerius gaminanti įmonė. Ir labai smagu, kad jie šiandien čia prisijungia. Tai aš kviečiu savo veiklą pristatyti ir aukštos kvalifikacijos specialistams galimybės taip pat pristatyti Integrated Optics Klaipėdos gamybos padalinio vadovę Editą Jokubauskienę. Edita, jūsų negirdime. Ne, dar negirdim. Ne. Kol Edita ieško, kur gali būti pasislėpęs garso mygtukas ir dėl kokių priežasčių nepavyksta jas girdėti, aš kviečiu tos, kurie dabar yra prisijungę, parašyti, iš kokių vietovių jūs esat, būtų įdomu taip pat sužinoti. Galbūt taip pat turime čia žmonių, kurie ketintų grįžti į Klaipėdą. Tai tiesiog parašykite, tuo pačiu įsibandysite klausimų dėžutę, o mes sužinosim, iš kur yra prisijungę žmonės šiuo metu. Nepavyksta Editai prisijungti, tai gal viskas gerai, tada jūs, Edita, skirkit savo laiko, galbūt pavyktų ten tiesiog perjungti kompiuterį ir panašiai, o mes tada sukeiskim pranešimą ir tas, kas nežinojo, tai dabar pakviesiu iš eilės, bet truputį sukeisim, tai Edita padės jai savo veiklą pristatydami Telesofto atstovai, konkrečiai atstovė personalo vadovė Vaida Žliobaitė, ir jinai papasakos apie savo įmonę, kuri, kaip jie skelbia, jų komunikacija, per 20 metų sėkmingos veiklos sukūrė daugiau negu 400 informacinių technologijų sprendimų įvairiems verslo subjektams tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Ar teisingai sakau? Taip, teisingai. Ar mane girdit, viskas okei? Taip, jūs girdim. Nuostabu. Tai sveiki visi, laba diena, jau vakaras, čia Lietuvoje jau toks padarbinis laikas, tai matau ir pas kitus, ir pas save tokį home office backgroundą, kur jau iš namų prisijungę esam padarbiniam laike. Papasakosiu jums apie Telesoftą, pabandysiu pasidalinti taip pat skaidrėmis. Taip. Tuoj čia padarysiu ir full screeną, slideshow. Tai mano skaidrė, žinokit, yra angliškos, nes turbūt tai yra ir apie Telesoftą, dėl to, kad mes esame programinės įrangos kūrėjai ir iš tiesų, kaip ir sakė Agnė, esam tarptautiniai tokie, nors esam įsikūrę Lietuvoje, tačiau kūrėme programinę įrangą įvairiems Lietuvos ir užsienio, ir netgi daugiausia užsienio įmonėms ir verslams. Tai pabandysiu labai nesiorientuoti galbūt į skaidrių turinį, tačiau daugiau papasakoti, kuo ir kaip mes gyvenam.
Nebereikalo čia yra parašyta, kad Telesoftas yra programinės įrangos kūrėjai su širdimi, tai mes tą su širdimi labai propaguojam iš tiesų dėl to, kad mums yra labai svarbu žmonės abiejose pusėse. Tai tiek kliento pusėje, kad tai žmonėmis ir jų verslu mes rūpintumėmės kaip savo, tiek ir savo darbuotojais, savo žmonėmis tikrai rūpinamės visais įmanomais būdais ir truputį eigoje papasakosiu daugiau, kaip ir ką. Tai apie tokias pagrindinės Telesofto skaičiukus, ar ne? Tai iš tiesų, kaip Agnė minėjo, veikiame Lietuvoje, iš Lietuvos visam pasauliu iš esmės jau 20 metų. Ir tai lietuviško kapitalo įmonė susikūrusi pradžioje, mūsų įkūrėjas Algirdas Stonys turi linksmą istoriją, kaip jis bendrabutyje įkūrė Telesoftą ir iš tiesų visą tai susikūrė dabar jau įmonė jungianti 250 žmonių. Tuo metu tai buvo draugų kompanija pradėjusi kurti programinę įrangą, tuo metu mobiliasias aplikacijas. Augom ir išaugom į didelę įmonę, kuri jungia 250 darbuotojų ir visai neseniai sujungėme jėgas su Helmes Group. Tai 2022 metų antroje pusėje prisijungėme prie Helmes Group, kurie yra programinės įrangos kūrėjai visame Pabaltyje, iš esmės jungiantis net keletą šalių. Telesoftas savo ofisus turi 3 Lietuvos miestuose. Kaune turime didžiausią ofisą. Kaip netikėta, Lietuvoje esame didžiausi ne sostinėje, o Kaune. Galbūt dėl to, kad čia ir glaudžiai bendradarbiaujame su Kauno technologijos universitetu, kurio tikrai nemažai studentų yra patapę mūsų darbuotojais. Tai Kaune turime apie 160 darbuotojų. Apie 60 turime Vilniuje, mūsų toks vidutinio dydžio ofisas ir savo mažąjį, bet patį mieliausią ofisą turime Klaipėdoje, Lighthouse esame įsikūrę, kaip jau minėjo Mindaugas. Tai nors čia turime darbuotojų iš tiesų nedaug, turime 6 darbo vietas, tačiau čia yra mūsų nuostabiosios istorijos, kad Klaipėdos ofisas yra gyviausias vasaromis ir jei dabar yra iš tiesų palaikomas stipriai tas lankstus darbo modelis, toksai, kur žmonės gali dirbti iš įvairių lokacijų ir iš įvairių vietų, tai mes savo įmonėje irgi tą skatinam, kad turim tokį hibridinį darbo modelį, komandos karts nuo karto renkasi ofisuose, tačiau tikrai nemažai dirba ir iš namų ar kitų lokacijų. Tai Klaipėdos ofisas yra mūsų komandų mėgstamiausia vieta vasaros workationams vadinamiems ir iš tiesų į Klaipėdos Lighthouse žmonės mielai važiuoja vasaromis padirbėti su visa komanda kelioms dienoms ar savaitei, taip papildydami Klaipėdos ofiso šurmulį ir aplankydami Klaipėdos kolegas taip pat. Ir galbūt visai čia tokia istorija į temą visai neseniai nutikusi, kad mūsų vienas naujausių darbuotojų pradėjęs dirbti Telesofte yra būtent sugrįžęs į Lietuvą, lietuvis iš Jungtinės karalystės ir būtent jis pasirinko Klaipėdos ofisą sugrįžti po, bijau pameluoti, berods 11 ar 12 metų užsienyje, galiausiai grįžo į Lietuvą ir pasirinko ir Telesoftą, ir Klaipėdos ofisą. Tai esam labai laimingi dėl tokio pasirinkimo ir iš tikrųjų suteikiam lanksčias sąlygas tiek dėl starto laiko darbe, tiek dėl suprantamų visų aplinkybių, kad reikia adaptacijos ir šeimą parsivežti, ir vaikams darželius surasti ir taip toliau ir panašiai. Tai čia tikrai pasitelkiam ir visas savo pagalbos būdus tiems žmonėms, kurie grįžta į Lietuvą, kad tai būtų kiek įmanoma komfortiška.
Dar viena tokia labai egzotiška dalis apie Telesoftą, kad mes turime ofisą Nigerijoje, kas galbūt tikrai yra neįprasta Lietuvos verslams, pradėję savo bendradarbiavimą prieš keletą metų su programa Digital Explorers, kurie skatina Lietuvos ir Afrikos talentų bendradarbiavimą. Pirmiausia, priėmėme keletą Nigerijos talentų Lietuvoje, kurie darbinosi įvairiose įmonėse, tame tarpe turėjome keletą Nigerijos žmonių ir Telesofte. Ir iš tiesų pamatėme, jog tech talentų potencialas tikrai yra nemažas Nigerijoje. Ir taip susipažinome su Mimša, mūsų dabartinio Nigerijos ofiso vadovu, ir nusprendėme tenais taip pat atidaryti ofisą. Tai čia tokia gana neįprasta galbūt Lietuvos įmonėms lokacija, jog šalia Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos turime kolegų ir Afrikoje. Šiek tiek daugiau kalbant apie tai, jog įvyko susijungimas su Helmes Group, tai iš tiesų Helmes Group vienyje daugiau nei 1500 IT talentų ir įvairių specialistų IT srities, kurie kuria inovacijas, techninės inovacijas globaliai, tiek vietiniams Pabaltijo, tiek Europos, tiek Amerikos projektams. Ir Helmes grupė yra tikrai nemažai nusipelniusi ir Estijos projektams, lokaliems, valstybiniams Estijos projektams, kurie kūrė e-Estonia projektą, jog visos paslaugos prieinamos Estijos gyventojams, tos paslaugos, apie kuriamis naudojasi iš esmės visi vietiniai gyventojai, būtų patogios, būtų user-friendly, vadinamos tokios patogios naudojimui. Ir čia tą jų patirtį labai norisi perimti ir į kitas šalis, kad mes iš tikrųjų turėtume tokį patogų visų mūsų socialinių paslaugų naudojimąsi elektroninėme formate. Tai džiaugiamės pastiprėję, prisijungę prie Helmes Group ir kartu tikrai turime didžiulį potencialą daryti didžiulius projektus su mūsų partneriais, ir šitoje vietoje tikrai atrodo, jog didžiulė jėga IT yra Pabaltyje, ir iš tiesų būtent tai turėtų ir vilioti žmonės gyvenančius užsienyje, užsienio lietuvius, ar tuos, kaip Agnė minėjo, kurie yra gimę ir kurie grįžta į savo tėvų ir senelių kraštą, būtent sugrįžti į Lietuvą ir sugrįžti į Pabaltijį. Kalbant apie ofisus, kaip jau minėjau, Helmes Group turi iš esmės nemažai tų ofisų, čia gal daugiau jau ir nebesiplėsiu. Ir tuo pačiu galvoju, jog apie tuos žmonės, kurių tėvai ir seneliai yra lietuviškų šaknų, tai čia galiu pasidalinti tokią dar vieną nuostabią istoriją mūsų visai dabartiniu projektu, jog šią vasarą mes priimsime pas save 3 Amerikos lietuvių studentus, kurie atvažiuos pas mus atlikti praktiką ir susipažinti būtent su savo šaknimis. 2 iš 3 atvykstančių jau nebekalba lietuviškai, tai reiškia, kad jie jau gimė ir užaugę yra Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau jie turi didžiulį norą pamatyti, pažinti Lietuvą, pažinti šią šalį, iš kur kilę yra jų šaknys. Tai labai džiaugiamės, jog turėsim tokią progą priimti Amerikos lietuvius ir parodyti jiems mūsų šalį, mūsų IT sektorių, mūsų kompaniją, mūsų projektus, kuriais pasiekėme iš tikrųjų didžiulį kiekį kitų žmonių. Ir džiaugiamės, kad taip galėsime garsinti savo vardą ir tarp jaunų žmonių Amerikoje, kurie galimai čia lankysis pirmą kartą, nors jų šaknys yra lietuviškos. Tai čia tokia labai
džiugi naujiena mums ir labai laukiam vasaros, kuomet juos priimsime Telesofte. Apie mūsų ekspertiškumo sritis, tai iš esmės mes darome nemažai dalykų reikalingų mūsų klientams, nuo produktų dizaino, cloud servisų, artificial intelligence ir taip toliau ir panašiai. Iš esmės nesispecializuojame vienoje srityje ir nekuriame savo produkto, tačiau stengiamės atliepti klientų poreikį, koks jis beiškyla, kartu ieškodami geriausių ir efektyviausių sprendimų jo verslo poreikiams atliepti. Ir čia turbūt svarbiausia ta dalis, linkas į mūsų karjeros puslapį, ir šiuo metu mes turime keletą atvirų pozicijų. Tikrai skatinu tuos žmones, kuriems IT sektorius yra nesvetimas, žvilgtelėti, pasižiūrėti į pozicijas ir pabandyti aplikuoti. Manau, jo grįžimas į Lietuvą tikrai tiek Telesoftas, tiek ir kiti darbdaviai iš to, kiek esu pažįstama IT lauke, tikrai stengiasi sudaryti geriausias sąlygas žmonėms sugrįžti, žmonėms atrasti Lietuvą, atrasti darbo vietas čia, nes iš tiesų mūsų įmonės šiais laikais jau yra tarptautinės ir pasaulinės, suteikiančios tokias pat ar net geresnės sąlygas dirbti ir gyventi Lietuvoje. Tai labai skatinu užsukti į Telesofto karjeros puslapį, pasižiūrėti mūsų siūlomas galimybės ir galbūt kažkuri darbo vieta kaip tik laukia jūsų. Trumpai perbėgsiu apie keletą projektų, ties kuriais mes esame dirbę, kad truputį įsivaizduoti, tai su kokiais projektais Telesoftas dirba. Ir galbūt kai kurie iš jūsų gyvenantis užsienyje net esate naudojęsi mūsų servisais, tai greičiausiai nesate suvedę to, jog tai yra sukurta būtent lietuviškos įmonės. Tai viena iš platformų yra Festool, labai populiarus dalykas Vokietijoje, įrankių dalinimosi platforma, kur iš tiesų viskas veikia be žmogaus įsikišimo. Jeigu namuose darote remontą ir jums reikia kažkokio įrankio, kurio jūs neturite, keliaujate į mūsų partnerių Festool konteinerį, nusiskanuojate appsų, pasiimate, susimokate, grąžinate, veikia panašių principų kaip paštomatai, tik tai tenais yra įrankiai, kuriuos galima skolintis. Citysprint tai yra mūsų partneriai į UK. Tai visi tie žmonės, kurie kažką užsisako ir gauna savo siuntinius Citysprint kurjerių pagalba, tai visos Citysprinto pristatymo programėlės taip pat yra sukurtos mūsų. Mūsų geras draugas Tele2, visa savitarnos platforma taip pat yra gaminta, ar ne, toks žodis gaminta, kurta Telesofto. Dabar labai daug bendradarbiaujame su Sanitex ir kūrėme jiems jų vidinės sistemas, tai čia irgi didžiulis projektas, kuris labai sėkmingas ir labai sėkmingas bendradarbiavimas tiek mums, tiek Sanitex, kurie iš tikrųjų didžiulį daro darbą mums pristatydami įvairias prekes ir dirbdami logistikoje. Ir čia yra tik keletas iš tų daugiau nei 400 mūsų padarytų projektų. Labai kviečiu grįžti į Lietuvą. Ačiū, Vaida. Jūs nematėt, bet kai vyksta transliacija Facebook'e, tai visur, kur kalbėjote, kad grįžkite į Lietuvą, labai sulaukėme, tai pasipildavo daug širdučių labai į srautą. Žodžiu, tie, kurie stebi mus Facebook'e, aktyviai palaiko ir pritarė ir labai džiaugiasi jūsų šitom frazėm. Tai galbūt, kol mes čia gerai taip užsikrovėm tokių pozityvų, gal per tą laiką Editai pavyko išspręsti techninius klausimus. Edita, pakalbėkit. Na, Edita, aš jūsų vis tiek negirdžiu. Aš mačiau, jūs turėjote ausinės. Vakar kalbėjom, buvo viskas gerai. Gal ausinėse, gal čia kad nors jas atjungti.
Matau, dėja nemoku skaityti iš lūpų, bet kiek matau, Edita bando. Kol Edita vis dar bando rasti savo garso dingimo priežastį, labai džiaugiuosi, kad jau sulaukiam klausimų į klausimų dėžutę, tai prašom juos rašyti drąsiai, tikrai matau ne vieną ir į kai kuriuos jau netgi mūsų kiti pranešėjai, matau, kad jau atsakinėja tenai, tai štai galite atsakymus kartais ir tenai sulaukti. Ačiū visiems, kurie dalinasi savo patirtim, matom ir girdim jas visas. Tikrai šito renginio tikslas nėra nupiešti jums vien tik tai viską šviesiai, pasteliniam spalvom. Realybė yra įvairi, ją priimam ir tiek mes, tiek girdite ir darbdavių poziciją. Tiesiog reikia ieškoti sprendimų, kaip juos įspręsti. Edita, jums pavyko? Gal veikia? Veikia. O, sausinėm veikia, vėlgi. Laukit, Edita, aš jums dabar tinkamai pristatysiu. Dabar kalbės Edita iš 3. karto, bet sėkmingai. Ir jie atstovauja Integrated Optics. Tai yra mažiausius lazerius pasaulyje gaminančią įmonę. Ar nieko nepamelavau? Nieko nepamelavo, reiks tada dar prašyti Mindaugo, kad per projektus ir kompiuterį naują nupirktų. Tai gerai, džiaugiuosi, kad dirbu šitame skaitmeniniame inovacijų centre ir prisijungiu čia tikrai visai neseniai. Papasakosiu apie tai vėliau. Susidaranu skaidrėmis. Taip, tai kaip ir sakėt, gaminame mažiausius pasaulyje lazerius ir jie mažiausiai yra tuo, kad telpa vienoje mažoje dėžutėje ne tik tais lazerio optinė dalis, bet ir visa elektronika, šaldymas ir kiti reikalingi komponentai. Tai mūsų kompanija irgi įsikūrė panašiai kaip ir Telesofto, tik tais ne bendrabutyje, o vienam mažam įkūrėjų butelyje. Ir jų idėja buvo, kad mokslą ir lazerius iš laboratorijų reikia išvesti į pasaulį, kad jie būtų lengvai pritaikomi, lengvai integruojami, lengvai naudojami ir pigus. Tai dažniausiai pirmas klausimas išgirdus, kad gaminame lazerius būna, tai kas tie lazeriai ir kur čia jos dėti, tai mūsų lazeriukai yra mažos galios ir dažniausiai naudojami spektroskopijoje, medicinoje, kvantiniai kriptografijoje, dalelių analizėje, rūšiavime, LiDAR sistemose, tai užimam tokius segmentus. Mūsų įmonė įkurta yra 2012 metais, aš pati ten dirbu nuo 2014, tai turėjau tokią unikalią galimybę stebėti įmonės augimą nuo startupo iki didesnės kompanijos. Šiuo metu turim 48 darbuotojus, dauguma yra pakankamai jauni, tokie veržlūs ir kūrybingi. Amžiaus vidurkis gal pas mus siekia turbūt mažiau negu 30 metų. Aišku, yra ir vyresnių, tai tinka, kaip sakant, įvairaus profilio specialistai ir darbuotojai. Tai kompanija po truputį plečiasi, pagrindinis ofisas yra Vilniuje ir šių metų pabaigoje arba kitais metais planuoja persikelti į erdvesnės, patogesnės patalpas. Tai atidarėm gamybos padalinio laboratorijas Klaipėdoje, čia Lighthouse, taip pat atsidarė didesnės patalpos mechanikos dirbtuvių. Turime daug distributorių net 13 šalių, didžiausias mūsų pardavimų ofisas yra Vokietijoje ir svajojame, aišku, čia per ekonomikos ir inovacijų ministeriją su visais lietuvių lazderistais atsidaryti pardavimo ofisą Silicio slėnyje. Tai kadangi patys daug ką gaminame savo produktai, tai mūsų organizacinė struktūra yra gan didelė, yra ir pardavimų skyrius, ir administracija, aišku, norėjau pasakyti, svarbiausia dalis, aišku, yra R&D skyrius, turime didelės atskiras laboratorijas, tai tokias kaip ruošinių surinkimo ir jau paskui pačių lazerių surinkimo, turime mechanikų dirbtuves. Tai pagrindiniai darbuotojai ir dažniausiai ieškomi ir didžiausia mūsų sektorių užimantis yra
lazerių technikai, operatoriai, kokybės laborantai. Stengiamės užsiauginti darbuotoją, kadangi surinkimas ir žinios yra specifinės, tai stengiamės aukštos pridėtinės vertės darbuotojus užsiauginti nuo mažiausių pareigybių, tai tikrai yra karjeros galimybių ir lazerių technikų pradėjęs dirbti darbuotojas tikrai po kelių, nežinau, metų ar mažiau gali tapti netgi produkto savininku, kuris jau atsakingas už produkto liniją, darbuotojus ir prižiūri visą kokybę. Tai čia šiek tiek nuotraukų, kaip atrodo mūsų tas gyvenimas. Jeigu ten pastebėjote anksčiau skaidrėje, kad mūsų daugiau negu pusė patalpų yra klinrumai, tai tas klinrumas yra, kad yra sustiprintos švaros patalpos, kur reikia dėvėti specialius kostiumus, apsisaugant nuo statikos, rūbų, dulkių, plaukų ar pleiskanų. Tai tokia atrodo kasdienybė. Čia pačioje nuotraukoje ir matosi įmonės įkūrėjai. O toliau jau skaitmeninių inovacijų centre įkurta nauja laboratorija. Tai kairėje pusėje yra darbo vietos sukurtos lazerių technikams, kurie daro ruošinius mūsų lazeriukams. O tokia raudonoji gražioji erdvė arba ten spalva galim pasikeisti, jau matosi lazerių operatorių, lazerių surinkimo darbo vietos. Tai kaip tik mes greitu metu ir ieškosime darbuotojų būtent Klaipėdoje, lazerių techniko ar operatoriaus. Ir čia nereikia išsigąsti, kad aš, pavyzdžiui, neturiu kažkokių fizikinių žinių ir negaliu pretenduoti, tai tikrai taip nėra. Pas mus lazerių technikais dirba ir juvelyrai, ir dantų technikai, tai tiesiog reikia turėti kruopštumo, kantrybės, norėti mokytis, turime ir patys susidarę mokymo sistemas ir taip pat planuojame pasinaudoti užimtumo tarnybos taikoma perkvalifikavimo programa. Tai iš tikrųjų, jeigu jums patinka kažką surinkinėti ir norite išmokti kažką naujo padaryti, tai galbūt esate žmogus, kuris gali gaminti lazerius. Tai jeigu susidomėjote, tikrai galite kreiptis tiesiog į mūsų įmonę arba netgi turėsime kontaktą per užimtumo tarnybą. Tai tiek iš mano pusės. Ačiū labai. Labai įdomu, Edita. Ir tokių pavyzdžių, kai tik pradėjau darbą užimtumo tarnyboje, tai vienas iš tų pavyzdžių buvo, jog kažkada Bavarijoje automobilių dažykloje labai ieškojo preciziškai mokančių dažyti žmonių. Ir nei vienas automobilių dažytas negalėjo atlikti tokio darbo. Ir jie tada pagalvojo, kad taip gražiai ranka galėtų dirbti ir su įrankiu galėtų dirbti konditeriai. Ir tai buvo įdarbinta ceche grupelė konditerių, kurie labai gražiai moka smulkiai piešti ir tiksliai, ir jie buvo panaudoti būtent automobilių pramoniai. Tai čia yra toksai etaloninis pavyzdys, kaip galima persikvalifikuoti arba turimus įgūdžius pritaikyti, atrodo visiškai tolimoje srityje. Tai žinosime, dar vieną pavyzdį galėsiu pasakoti užsienyje gyvenantiems lietuviams, kaip gali dirbti, kokių žmonių ir kokių įgūdžių reikia ir lazerių gamykloje. Tai ačiū labai, matau, kad klausimus daugėja, tai labai gerai, labai džiaugiamės, visus jas matom, ir tuos, kuriuos jūs užduodate Facebook'e, ir tuos, kuriuos užduodate čia klausimų dėžutėje. Na ir dabar keliaujame toliau, pereikime prie finansų srities. Mes žadėjome, kad šiandien bus kelios sritis. Tai finansų sektorių šiandieną atstovauja Centrinis šalies bankas, Lietuvos bankas. Ir labai smagu pristatyti Lietuvos banko žmonių ir kultūros skyriaus talentų pritraukimo ir atrankų partnerę Oksaną Grinienę. Sveiki, Oksana. Sveiki, tai iš tiesų galvojau prieš pristatymą, kad bene turbūt sunkiausia užduotis beveik pabaigoje prisistatyti, kadangi, sakykime, kolegų pranešimai išties įspūdingi. Tai šiandieną noriu papasakoti apie Lietuvos banką, tai kas mes esame, ką mes darome, kokie mes esame,
ką mes galim pasiūlyti savo darbuotojams ir ko mes ieškome. Tai pradžioje norėsiu pasidalinti trumpu video, tiesiog suprasti apie pačią Lietuvos banko misiją, tikslą ir toliau tęsiu savo pranešimą. Tai netrukus pasidalinsiu. Kas yra Lietuvos bankas ir ką mes darome? Lietuvos bankas yra centrinis Lietuvos Respublikos bankas. Mūsų misija – kurti naudą visuomeniai siekiant patikimos finansų sistemos ir tvarios ekonomikos plėtros. To siekime įvairiais būdais. Kartu su kitų eurozono šalių centriniais bankais Lietuvos bankas dalyvauja priimant visai Europai svarbius eurosistemos pinigų politikos sprendimus. Nuo jų priklauso palūkanų visoje eurozonoje lygis ir kainų raida. Tam, kad priimtume pasvertus sprendimus, atidžiai stebime šalies ekonomiką, skelbėme su jos raida susijusias prognozes, atliekame ekonominius tyrimus, vertiname Lietuvos finansų sistemos stabilumą ir galimas rizikas. Daugelis mūsų naudojamės komercinių bankų ir kredito unijų, draudimo bendrovių, mokėjimo, elektroninių pinigų ir kitų finansų įstaigų paslaugomis. Mūsų specialistai prižiūri, kad jų veikla būtų patikima, skaidri ir atitiktų įstatymus. Kilus ginčams tarp vartotojų ir finansų įstaigų, juos nešališkai sprendžiame. Esame atsakingi už visos šalies finansų sistemos stabilumą. Siekdami užkardyti ekonomikai pavojingų kredito burbulų pūtimąsi, naudojame įrankius rizikoms mažinti. Atsakingojo skolinimo nuostatai padeda užtikrinti, kad gyventojai skolintųsi, o skolintojai skolintų atsakingai ir prisiimta našta netaptų per didelė. Gyventojai ar įmonės kasdien dalį elektroninių pervedimų atlieka per mūsų prižiūrimas mokėjimo sistemas. Taip pat į apyvartą išleidžiame ir grynuosius pinigus, eurų banknotus ir monetas. Juos beveik kasdien kiekvienas laikome rankose, mokame už prekes ir paslaugas. Esame atsakingi už Lietuvos aukso atsargas. Mums patikėta tiesiogiai valdyti ir kitą Lietuvos finansinį turtą. Mūsų profesionalai jį investuoja. Iš uždirbtų lėšų padengiame savo organizacijos išlaidas, o didžiąją pelno dalį pervedame į valstybės biudžetą. Siekime būti pažangus, iniciatyvus ir atviras eurosistemos centrinis bankas. Tai tikiuosi, kad neprailgo video žiūrėjimas, tai aš dar iš tiesų noriu tęsti toliau ir pasidalinti dar šiek tiek apie mūsų darbų kuriamą vertę. Tai būtent centre matome mūsų organizacijos aukščiausią tikslą, tai patikima finansų sistema, saugus pinigai. Mūsų vizija grįstos strategijos pagrindas sudaro mūsų įsipareigojimas visoms suinteresuotoms šalims, kurioms savo darbais kuriame vertę. Tai ką noriu išskirti, tai finansinių paslaugų vartotojams, finansinių paslaugų teikėjams, vieni kitiems, tai yra darbuotojams, strateginiams partneriams, žinoma, visuomeniai. Neatsiejama organizacijos dalis yra vertybės, kurias mes įgaliname per savo atliekamą darbą. Tai prižiūrime ir plėtojame finansų sektorių, veikiame skaidriai, mes yra daugiau nei aš, tai vertė visuomeniai, prisiema atsakomybę, pradedame nuo savęs, siekime, kad būtų tvaru, ir žinoma, išdrįstame keisti ir keistis, darome geriau nei vakar, pamatuojame ir vertiname pokytį, tai nuolatos keičiamės ir skatinam savo organizacijų pažangą. Tai išties kartais girdžiu atrankose, kuomet paklausiu kandidatų, kodėl Lietuvos bankas, ką apie Lietuvos banką žino, tai kartais išgirstu įvairių stereotipų. Tai iš tiesų taip esame su prieskoniu, kaip sako valstybinio sektoriaus organizacija, tačiau tikrai turime inovatyvumo, pažangumo, tikrai kreipiame dėmesį ir norime būti tvarūs, tai išties esame į tą pažangumo kryptį. Taip pat norisi kalbėti ir pasidalinti apie
kokie mes esame, kokia mūsų vidinė kultūra, nes turbūt vėl pasikartosiu, kad kalbantis su kandidatais, tikrai išties girdžiu, kad kandidatai išties renkasi ne tik rolę, kurią jie nori užimti, bet tikrai svarbu ir vidiniai dalykai, tos pačios vertybės, tiek pati kultūra, tai kokie mes esame. Tai mes turime tradicijų, mes išties mokomės, tai skatinam ir kreipiam dėmesį bei puoselėm savo mokymosi kultūrą. Ir žinoma, tikrai esam iniciatyvūs, veiklus, gerų darbų bei sporto iniciatyvų. Išties turime organizacijoje nemažai. Trumpai noriu dar pasidalinti iš tiesų, ką mes galim pasiūlyti. Tai iš ties kolegos, kurie skaitė pranešimus, kalbėjo apie tai, tai iš ties, ką galime mes jums pasiūlyti. Tai mūsų organizacijų tikrai didelis yra dėmesys skiriamas darbuotojų kompetencijų ugdymui, žinoma, vidinės karjeros galimybės, yra galimybė stažuotis Europos centrinėme banke, bei turim iš tiesų populiarių ekspertų mainų programų, kur kolegos gali išvykti tam tikrą laiką, stažuotis, įgyti neįkainojamos patirties. Taip pat turime ir hibridinį darbo modelį, tikrai yra poilsio ir laisvo laiko balansas, tai netgi turime papildomų laisvų dienų. Na ir tikrai organizacija skiria dėmesį rūpinamasi sveikata, tai sveikatos draudimas, skiepai nuo gripo, taip pat yra dėl emocinės gerovės, sakykime, paskaitų ciklas, tai mūsų irgi kolegos gali, sakykime, pasisemti naujų minčių, naujos energijos ir panašiai. Na ir ištikus nelaimiai, organizacija taip pat prisideda finansinė parama. Turbūt šita dalis gal svarbiausia yra, ko ir susirinkę yra klausytis. Tai pakankamai dažnai paskutiniu metu turiu pokalbius su svetur gyvenančiais kraštiečiais, kurie planuoja, ketina grįžti ir ieškosi pozicijų savo krašte. Tai iš ties, ko mes ieškome, tai be abejo mūsų sritis yra pakankamai specifinė, kaip mes kartais sakome, tai tas orientyras yra ekonomistai, teisininkai, duomenų mokslininkai, statistikai, analitikai, IT specialistai, rizikos valdymo specialistai bei pinigų plovimo prevencijos specialistai. Tai galbūt ne visiškai tas baigtinis sąrašas yra, bet pagrindas tos pačios turbūt plačiausios mūsų sritis. Be kita ko, iš tiesų turim tam tikrus pareigybėms reikalavimus, tikrai tas išsilavinimas turi reikšmę, tačiau be kita ko tikrai vertinam ir pretendentų patirtį, bei neatsiejama dalis yra ir asmeninės savybės. Čia galbūt norėtųsi pridėti, kad tikrai turim pareigybių, kurioms galbūt nereikia pačios aukščiausios kvalifikacijos, tai galim pasiūlyti ir paskutinio kurso studentui užimti tą poziciją, tačiau turbūt tas ir dedamoji dalis yra būtent asmeninės savybės ir norėjimas mokytis, tai šitas yra labai svarbu. Kiekvienais metais turbūt šitame sektoriuje labai daug dinamikos. Iš tiesų, ko pasiekoje ir mes plečiame savo komandą, tai šiandien norėjau išskirti būtent apie naują reguliavimą, tai yra kriptoturto sektoriaus reguliavimą. Tai tas paskatino jau mus nuo metų pradžios praplėsti savo komandų skaičius. Ir šiuo metu vyksta mūsų organizacijai tam tikros irgi atrankos. Tai jeigu tikrai įdomu ir domitės, tai visuomet galite užsukti į mūsų Lietuvos banko internetinį puslapį, mūsų karjeros puslapį. Ir ten rasite visas pozicijas ir tikrai, jeigu įdomu, tai galime bendrauti ne tik, sakykime,
aplikuojant, bet jeigu turit klausimų, tai vat, ar per užimtumo tarnybos kontaktą, ar žinoma ir parašius karjeros mums puslapį, galim iš tiesų aptarti poziciją, kuri galbūt jūs domintų. Tai aš gal trumpai tiek, nesinori turbūt beveik paskutiniai užimti daug eterio, galbūt bus klausimų, turbūt trumpai tiek apie mus. Taip, ačiū, Oksana. Paprašysiu tada nutraukti dalinimąsi ekranu. Ačiū. Tikiuosi, sužinojote daugiau apie Lietuvos banką. Aš tai tikrai labai daug sužinojau naują negu anksčiau. Ir labai kantriai, tikrai labai kantriai laukia pats paskutinis šios dienos pranešėjas. Tačiau jų prisistatymą galiu pasakyti taip, jog tai yra ilgametę patirtį turintis savo srities profesionalai finansų srityje. Tai dabar savo veiklas pristatyti kviečiu iFuture Investments regiono pardavimų vadovą Valerijų Krasockį. Sveiki, ar girdit mane? Taip. Girdit, super, labai gerai. Aš šiek tiek energijos jums duosiu, nes vis tiek jau paskutiniam kalbėt, kad jūs neužmigtumėt. Ir sakykit, ar matot mano skaidrės? Matot? Super, nuostabu. Tai va, aš pratęsiu finansų temą. Lietuvos bankas yra nuostabi vieta, prižiūrinti tokias nuostabias įstaigas kaip ir mes. Ir mes dirbam irgi su finansiniais produktais. Aš pradžiai prisistatysiu, kas aš toks. Aš esu iFuture Investments grupės vadovas, lektorius, verslininkas, VMTA asociacijos prezidentas, tai yra Vilniaus moksleivių tėvų asociacijos prezidentas. Ten mes mokinom ir vaikus, ir suaugusius finansinio raštingumo. Ir pagal statistiką matau, kad daugiau mokinti reikia suaugusius, o ne vaikus. 16 metų vadovavimo patirtis, Manvesta, Go Group, Go Logistics, Baltic Master generalinis direktorius. Tai visas žinias ir visą patirtį aš sukaupiau praktiniu būdu, dirbant su finansais ir su visom finansiniam įstaigom. Kas yra iFuture'is? iFuture'is turi visokius sertifikatus, visų nevardinsiu, tiesiog parodysiu, kad tai yra top įmonė savo versle. Ir ką mes atstovaujam, tai paaiškinsiu biškį toliau, bet pradėti norėjau nuo infliacijos, kas yra infliacija ir kodėl apie tai svarbu kalbėti. Apie finansinį raštingumą ir mūsų išprusimą. Kas yra infliacija, aš tiesiog parinkau tokią foto, kur mes už 5 eurus galėjom prieš 20 metų įsigyti beveik pilną krepšelį, prieš 10 metų grubiai įsigyti jau pusę krepšelį ir dabar galim vis mažiau ir mažiau įsigyti. Tai yra pinigų arba eurų pajėgumo silpninimas arba perkamosios galios praradimas. Ir apie tai reikia kalbėti. Tai mes ruošiam konsultantus, štai čia yra aprašymas darbo vietos, konsultantai finansiniais klausimais, kur jų pagrindinės užduotis yra bendrauti su esamais klientais, su naujais klientais, vesti finansinės konsultacijas gyvai ir internetu. Tai ir čia yra didelis pliusas, kad jūs galite tai daryti netgi iš kitos šalies, tačiau aš vis tiek pakviesiu jūs grįžti į Lietuvą, kadangi mes per visą Lietuvą turim net 13 ofisų visuose didžiuosiuose miestuose ir tikrai yra fainiau į ofisą užsukti ir dirbti iš ofiso. Tačiau jeigu tokios galimybės nėra, yra galimybė dirbti ir online. Renginių seminarų organizavimas ir vedimas, bendravimas su juridiniais klientais, dalyvavimas savaitiniuose komandos susirinkimuose ir nuolatinis tobulėjimas iFuture Investments mokymuose. Ir dar viena skaidrė, čia paimta iš Sodros, yra šaltinis, kad finansų ir draudimo paslaugų padalinių vadovai statistiškai yra 3 vietoje pagal gaunamas pajamas. Ir tai yra, aš manau, labai, labai svarbi skaidrė būtent tiems, kurie tikrai nori, kad jų pastangos būtų įvertintos. Ir tai nėra vieša paslaptis, visi turi priėjimą prie šitos statistikos. Taip, mes turim pakankamai didelės algas, pajamas, komisinius atlygius
Bet už to ir slepiasi ir didelės atsakomybės. Mes nešam labai daug atsakomybių, mes laikomės egzaminus, mes turim tam tikras kvalifikacijas, kurias nuolat atnaujinam ir panašiai, bet viso to mes pamokinam. Mes turim puikias komandas, kiekvienas skyrius, čia yra mano komanda, ir jeigu jums patinka bendrauti, patinka laisvas grafikas, norit uždirbti be apribojimo, nes iš tikrųjų turbūt mes esame iš tų įmonių, kur viskas priklauso nuo jūsų rezultato. Tai aš pažadu aukšto pasiekimo laipsnio komandą ir nuolatinį vadovo palaikymą bei mokymus. Matot mano elektroninį paštą ir keletą nuotraukų parodžiau, kaip mes dirbom šventėse, kaip dirbom su klientais, ne tik tais ofise sėdėm, ne tik tais online, bet ir dalyvaujam visokiuose renginiuose. Ir tikrai pas mus yra smagu. Tai va, kviečiami yra visi, labai jūsų laukiam, galit išbandyti ir paragauti finansų konsultanto duonos ir pamatyti, kaip jums sekasi. Tai va, tiek iš mano pusės, ilgai aš neužlaikiau, aš tikiuosi, ir perdodu Agnei žodį. Ačiū Jums labai už tą galimybę dalyvauti ir kviesti visus lietuvius atgal grįžti į Lietuvą, nes čia tikrai smagu. Ačiū labai, Valerijai. Kaip ir žadėjot, energijos pabaigai tikrai davėt. O dabar klausimai. Ne, prieš tai anonsas. Gerai, nes matau, kad žmonių vis daugiau atsijunginėja ir tai yra normalu. Vakaras. Labai trumpai. Tai yra pirmasis renginys iš mūsų ciklo. Kiek tame cikle bus, kiek laidų, kiek bus susitikimų, priklausys ir nuo jūsų, kurie prisijungiate, ir nuo darbdavių, bet pažadu, kad tikrai grafike yra mūsų plane, yra daugybė darbdavių, kurie tikrai norėtų pristatyti jums kaip aukštos kvalifikacijos specialistams karjeros galimybės Lietuvoje. Jūs esate laisvi įvertinti, ar jums tai patinka, ar jūs įtikina, bet tikiu, kad šiandien gavo taip pat daug naudingos informacijos. Taigi, galime ir vėl susitikti kitą ketvirtadienį, 19 val. Lietuvos laiku, nes kito mūsų susitikimo tema bus pramonė ir aviacija. Tai prisistatys šitų sektorių atstovai. Žinau, kad tai yra daugelio lietuvių svajonė, išvykusių inžinierių. Tai žinokite, kad jūs esate reikalingi ir kitą kartą susitiksim šitom temom. Na, o dabar atsakykim į tos klausimus, kurių jau atsakymų ilgai žmonės laukia. Matau, kad Daiva norėtų atsakyti į pirmąjį klausimą. Pasakysiu jį garsiai, kas jo negali šiuo metu matyti. Gal galite bendrai ir ar atskirai pasidalinti, kokios asmeninės žmogaus savybės labiausiai vertinamos, priimant aukštos kompetencijos specialistus? Daiva, ar tu galėtum pasakyti? Taip, turbūt ir kolegos mane papildys, kad vis tik turbūt pačios svarbiausios yra gebėjimas prisitaikyti prie nuolat sparčiai besikeičiančios aplinkos. Tai turbūt būtų pati pagrindinė savybė noras mokytis nuolat. Ir žinoma, iniciatyvumas, komunikaciniai gebėjimai tik papildytų visas kitas tas savybės. Aš gal dar galėčiau Galbūt nebent kolegos norėtų dar papildyti. Ar aš galėčiau jūs papildyti? Taip. Tai aš galbūt viską Daiva gerai pasakė, tai aš galbūt dar iš savo dalies, kad labai iš tiesų svarbus momentas yra analitinis ir loginis mąstymas, ypatingai mūsų sektoriai. Tai iš ties yra, jeigu kartais ir šiek tiek iš kitos srities, bet yra tinkamos savybės asmeninės ir matome, kad yra loginis mąstymas, analitinis, galbūt IT įrankių gebėjimas naudotis, įsisavinimas, tai iš tiesų tai labai padeda irgi mūsų kasdienybės veikloje. Tai. Ačiū, Oksana, labai geras papildymas. Ar dar iš mūsų pranešėjų turime kokį nors papildymą? Aš galvoju, galbūt dar galėčiau pridėti, kad viena iš svarbių savybių yra toks galvojimas ne tik apie tai, ko noriu aš kaip darbuotojas, bet ir ko reikia verslui. Ir man atrodo, kad tie darbuotojai, kurie galvoja apie tai, ko reikia verslui, užauga įmonėse daugiausia.
net ir kalbant apie specialistų lygmenį, ar ne, jeigu aš iš savo čia srities galvojant, kuriu kažkokią programinę įrangą, tai šalia to, kad dažniausiai programuotojai mėgaujasi naujausiam technologijom ir naujausiais sprendimais ir panašiai, tai turbūt visada galvos kamputyje turėtų tupėti ir tas, o kas labiausiai reikalinga klientui, kas labiausiai reikalinga verslui. Ir jei šita mąstymo tokia eiga yra pas darbuotoją, jie tikrai labai labai daug pasiekia įmonėse tiek karjeros kontekste, tiek apskritai tokio, tai turbūt yra labiausiai vertinami darbuotojai. Ačiū labai už papildymą. Ar dar turime atsakymų papildymų į šitą klausimą iš kitų įmonių? Gal dar trumpai, viskas čia labai tinka ir tiesiog bendras įsitraukimas į galutinį produktą irgi yra labai svarbu, nes kuo labiau komanda bus bendruomeniškesnė, kuo labiau ten kiekvienas siūlys savo idėjas, kaip pagerinti, paspartinti veiklą, tuo geresni rezultatai bus bendram kontekste. Teisybė. Dabar turime visą tokią ilgą tokį laišką. Žmogus vardu Einaras mums parašė visą savo patirtį, jog jis bandė įsidarbinti vienoje įmonėje, praėjo sunkią atranką, jau jį regis priėmė į darbą, pradėjo tvarkyti žmogus dokumentus, bet atėjo atsiprašymas, kad tos įmonės tiesiog buvo nutarta, kad jisai netinka tai pozicijai ir jisai iki šiol negauna jokio atsakymo, kokios priežastys. Ir nuosprendis yra žmogaus vienas ir toksai ganėtinai griežtas, jog per 20 metų, kuriuos jisai praleido emigracijoje, Lietuvoje niekas nepasikeitė. Tai kokie būtų mūsų atsakymai? Einaras mano, jog į Lietuvos darbo rinkoje jinai yra šiek tiek per daug politizuota. Kokios būtų jūsų patirtis apie tai pakomentuoti? Aš galiu, gal iš tiesų, nežinau, kaip, labai turbūt abstrakti situacija, sakykime, turbūt reikėtų žinoti gal visą bendrą iš tiesų, tai pakankamai galbūt konfidencialu, mūsų organizacijai pakankamai labai aiški tvarka, yra kai kurios pareigybės ir tikrintinos, tarkim, kaip pavyzdys STT patikra, tai iš tiesų gali nutikti tų atvejų neaiškių aplinkybių, kad, išvada gali nulemti prieštaravimą pasirašyti darbo sutartį, bet iš tiesų, sakykime, nežinau, ar kitose dar organizacijose yra, sakykime, tokių nesusipratimų, kad nėra išgryninamas tas lūkestis, kad iš tiesų, nežinau, yra teikiamas darbo pasiūlymas, yra susitarimas tam tikras, tai iš tiesų gal čia nesėkminga kažkokia patirtis, neaišku, galbūt kokia organizacija, bet šiaip įprastai retai jau girdžiu organizacijose, galbūt galėjo pokalbis nepavykti, galbūt negrįžo organizacijos grįžtamuoju ryšiu, ten irgi kartais turbūt įvairių niuansų nutinka dėl darbo krūvių, dėl didelio kandidato kartais skaičių ir negrįžta, sakykime, organizacijos atgalinių ryšių, bet kad pats tas įdarbinimo procesas nutrūktų dėl kažkokių priežasčių, tai turbūt galbūt labai reti atvejai ir organizacijos iš ties labai nori prisitraukti darbuotojus ir turbūt viską dažnu atveju daro geriausia, kad, sakykime, atlieptų vieni kitų lūkesčius. Tai turbūt galbūt šita tik patirtis buvo nesėkminga, bet manau, kad yra labai gerų organizacijų, kurios taip nesielgia ir galbūt yra kažkoks pasiteisinimas. Ačiū labai už pozityvų atsakymą ir įkvepiantį. Iš tiesų, Einarai, galbūt patarimas, kurį aš ir pati jums drįsčiau suteikti, jeigu jūs jį priimtumėt, tai yra, matydama jūsų vardą ir pavardę, tiesiog gavusi klausimą, man užtruko kelias minutės jūs pažiūrėti, kas jūs esate per žmogus. Kaip jūs atrodote, aš galiu gauti, jūs tikrai esate žmogus aktyvus socialinėje medijoje. Tai mano patarimas būtų toks, jog darbdaviai, tiek personalo atrankos specialistai, jie taip pat žiūri jūsų socialinės medijas
ir gali iš to susidaryti tam tikrą įspūdį. Tai socialinės medijos tiesiog reikėtų turėti omenyje, jog socialinės medijos mus taip pat reprezentuoja ir kaip specialistus, ir kaip asmenybės, ir kaip ir kalbėjo šiandieną, buvo teisingai pasakyta, jog įmonėms labai svarbios vertybės ir kultūra. Ir jeigu galbūt iš jūsų, aš tik darau prielaidą, galbūt iš jūsų socialinių, pavyzdžiui, medijų buvo susidarytas įspūdis, jog jūsų propaguojamos vertybės arba kokia jūsų kultūra truputį skiriasi nuo įmonės. Ir pripažinkim, jie turi tokią teisę, turi. Bet kita vertus, jūs taip pat, ką mes jums irgi linkėtume, tiesiog surasti tokią įmonę, kur ir jūsų vertybės suprastų, ir jūsų politinės pažiūras arba ten dar kažkokias, ir jums nereikėtų nei slapstytis, nei apsimetinėti, ar ne, bet jūs būtumėt bendraminčiai. Tai tiesiog galbūt ne ta įmonė ir ne išsiskiria jūsų vertybės. Tai čia tikrai juk nėra apie visas įmonės ir visus Lietuvos darbdavius. Tai tiek iš mano pusės, kaip užimtumo tarnybos atstovės, drįstu, sakau, jums truputėlį taip užsiminti, kur gali būti galbūt priežastis. Gerai. Tai tada judėkime su dar vienu klausimu. Renginys tikrai jau truputėlį viršė savo limitą. Dėkojam tiem, kurie dar vis yra ir laukia savo atsakymų. Gavom net kelius klausimus. Telesoftas šiandieną susilaukė labai daug dėmesio. Ir taip pat klausė Darius, noriu sugrįžti ir dirbti Telesofte Klaipėdoj. Ką daryti? Tai aš matau, kad Vaida jau yra atsakysi. Ir Vaida, pasidalykit, ką daryti žmonėm, kurie norėtų dirbti Telesofte Klaipėdoj. Taip, tai dar jau ir raštelėjau ir pakartosiu dar kartą, man aišku, be galo malonu, kad žmonės nori grįžti į Klaipėdą ir dirbti Telesofte. Manau, čia džiugi žinia ir man, ir Mindaugui, kad žmonės į Klaipėdą nori grįžti. Tai žvilgtelkit mūsų puslapį telesoftas.com/karjera ir pasižiūrėkite, ar yra jums tinkama pozicija. Jeigu tokios pozicijos nėra, yra laukelis palikti savo informaciją ir savo CV toms pozicijoms, jeigu neatitinka jūsų dabartinių kompetencijų, ar ne? Kai mes tas pozicijas nuolat atnaujinam, iš esmės vis ieškome kitų, priklausomai nuo poreikio projekto, kliento ir taip toliau, tai tikrai palikite savo kontaktus ir tikiuosi, kad šitam norui bus lemta išsipildyti. Dar vienas klausimas taip pat jums, Vaida. Klausia Alius. Jeigu aš suklysiu skaitydama terminų trumpinius, prašau, iškart atsiprašau, aš tikrai nesu šitos srities specialistė. Alius klausia. Ar būna pas jūs pozicijų visiškai žaliems ar internshipų? Esu iš Klaipėdos, baiginėjau kursus, galima sakyti, full stack, JC, TS, Node, React. Ačiū. Perskaičiau, nežinau ką, bet jūs atsakykit. Viską supratau, ką perskaitėt. Taip, mes internshipus irgi darom ir tas yra iš tikrųjų aktualu, arba persikvalifikuojantiems, arba naujai pradedantiems IT karjerą. Paprastai mūsų šitos praktikos programos yra derinamos ir prie studentų grafikų, tai dabar ateinantis praktikos laikas bus rudenį. Irgi sekit mūsų informaciją socialiniuose tinkluose, pafollowinkit LinkedIną, tikrai paskelbėm, kuomet turime praktikos poziciją. Ir labai geras pasirinkimas, full stackas yra labai populiarus, einat gera linkme. Ačiū, Vaida. Dar vienas klausimas, kol nepraleidau jo, mažutis klausimėlis iš Stokholmo. Klausimas visiems pranešėjams, jį užduoda Neda. Ar įdarbintumėte nuotolių žmogų gyvenantį Stokholme? Pavyzdžiui, per individualios veiklos kontraktą, jei darbą galima atlikti kompiuteriu. Taip, mačiau, Valerijus netgi atsakė asmeniškai, kad įdarbintų. O ką galėtų pasakyti kiti darbdaviai? Ar pas jūs ir darbdavių atstovai, ar pas jūs yra tokių pozicijų? Aš gal labai nežinau, kažką ant viršaus užkalbėjau, tai
Aš gal trumpai iš tiesų pas mus yra įvairių pozicijų, tačiau yra tam tikras, sakykime, apribojimas, tai iki 30 dienų yra galimybė dirbti iš kažkokios, sakykime, ES šalies, tai mes tam tikrų apribojimų turim, tai šiek tiek komplikuotai galėtų būti, jeigu nuolatos. Bet tikrai turime kolegų, kurie tam tikrų momentų dirba iš svetur. Tai gal trumpai tiek. Mes, kadangi esame gamybinė įmonė, tai dauguma darbuotojų turi dirbti darbo vietoje. Yra, kad šiek tiek, aišku, darbuotojų dirba nuotoliu, bet dėja pagrindę reikia rankų čia ir dabar. Taip, Valerijos atsakymą žinom, Valerijus sakė, kad įdarbinta. Kas dar? Viskas, ar ne? Visi mūsų atsakymai. Gerai, dabar turbūt, jeigu neklystu, paskutinis šio vakaro klausimas, jį uždavė Izabela, jog ji gyvena Lietuvoje. Virš 3 metų dirbo tarptautinėje įmonėje, įgijo nemažai patirties, dabar jau 3 mėnesius praktiškai kasdien peržiūriu darbo skelbimus ir yra jos tokia, kaip susiduria su problema, jog jos CV dažnai yra tiesiog neperskaitytas, jinai mato, kad jog nėra perskaitytas, o ten, kur jinai būna pakviesta į darbo pokalbį, ji gauna atsakymus, jog jos kvalifikacija yra pernelyg aukšta. Todėl ji jaučia nusivylimą, galvoja netgi apie emigraciją iš Lietuvos ir ieškotų darbo ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Tai ką jūs galėtumėte atsakyti? Matau, kad Valerijus norėtų pirmas būti atsakydamas Izabelą. Aš jau parašiau, iš tikrųjų, tai mes ieškom ir konsultantų, ir vadovų, ir kas yra faina, vadovai turi galimybę gauti ir pasyvias pajamas. Ir apie tai mes viską papasakojom, paaiškinam, kaip tą padaryti, kaip sukurti jas ir panašiai. Iš tikrųjų, mes neskirstom pagal tą patirtį. Jūs matote, aš irgi konsultantas buvau ten po 15 metų vadovavimo ir aukštų pareigų ir aš dirbau konsultantu. Ir viskas yra su tuo okei, nes viskas priklauso nuo to, kokie yra tikslai. Ar jūs norit uždirbti, ar jūs norit gražaus ofiso, ar jūs norit ypatingai reikšmingos kažkokios vardinės įmonės ir taip toliau. Žmogus renkasi. Tai aš siūlau tiesiog ateiti, pakalbėti, pažiūrėsit, išanalizuosit pasiūlymą ir tada galėsit spręsti. O šiaip aš labai džiaugiuosi, kad aš patekau į tokių inovatyvių įmonių tarpe ir aš kalbu ir dar su Lietuvos banku, tai čia yra tiesiog dovana. Tai aš labai labai džiaugiuosi. Tai smagu, galbūt užsimegs dar tarpusavį kokiu nors draugišių ir galės atsakyti vienas kitą ir pažinot šitam renginį. Tai man atrodo, jeigu neklystu, dar paskutinį kartą pasitikrino. Taip. Aš norėčiau dar pakomentuoti Izabelai. Labai prašyčiau Izabelą susisiekti elektroniniu paštu, kuris buvo prie mano pristatymo. Mūsų renginio pabaigoje Agnė tikrai pasidalins dar kartelį kontaktu, jeigu jūs nespėjote užfiksuoti ir matyt, mes individualiai jau aptartume jūsų situaciją ir parinktume turbūt kelią, kuris tiktų labiausiai jum ir išsigrynintume, kame yra bėda, kame problema ir kuo mes galėtumėm jum padėti šioje vietoje. Tai tikrai lauktume jūsų laiško į elektroninį paštą. Tai štai, Izabela, pasirodo išeitis ir yra atsakymas ir čia sėdintys darbdaviai arba jų atstovai jums tai patvirtintų. Galbūt bandykim kitų kelių ieškoti, nesintinėdami tos CV, kurios niekas neatsako. Ateina metai su jumis atsisveikinti, kad ir kaip būtų smagu jūs laikyti šį vakarą čia prisijungusius. Bet ačiū visiems dalyviams iš visų įmonių, iš visų įstaigų tikrai labai už jūsų skirtą laiką ir už taip įdomiai pristatytas jūsų veiklas. Labai tikiuosi jūs sutikti ir kitose užimtumo tarnybos renginiuose. Labai tikiuosi, kad tie, kurie žiūrėjote visą šitą laiką, kurie gyvena tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, galbūt jūs svarstote apie grįžimą, galbūt tiesiog apie atvykimą į Lietuvą. Tikiuosi, kad jums šitas pirmasis įžanginis ciklo renginys
skirtas IT informacinėms technologijoms, tai yra skirtas finansinėms technologijoms ir finansų sričiai, buvo naudingas. Dėkoju visiems, kurie uždavė klausimus ir pasimatykime kitą ketvirtadienį 19 val. Lietuvos laiku, kur kalbėsim kartu su aviacijos ir pramonės atstovais. O dabar gero vakaro visiems. Ačiū Daivai, ačiū Mindaugui, ačiū Editai, Vaidai, Oksanai ir žinoma Valerijai už prisijungimą. Ir ačiū jums visiems. Gerą vakarą.